prašau tavęs energetinėme informacinėme lauke surasti subtilią eterinę energetinę kopiją Vaido įsikūnijusią žemėje 1, 2, 3. Radau. Nusima kaukės ir hologramos, fantomas pasireiškia pirmapradžiu pavidalu atitinkančiu savo eterinį kodą DNR. Ir statom šiturėlį žalią raudoną, jei tai jis užsidega žalias, jei ne raudonas. Žalias. Vaidas išeina iš bioroboto ir atsistoja šalia, jei jo biorobotė yra svetimos kopijos, hologramos, čipai, konstrukcijos, pančiai, artefaktai, jie išeina ir stoja šalia. Išėjo fantomas hologramą. Ant bioroboto ką nors matai? Ne, šaras. Gerai, apsaugojame jo fizinį biorobotą apsauginių grinų švarių absoliutų energijos rautų, talpinam pakilk į diagnostikos kambarį. 1, 2, 3. Kilimas prasidėjo. Doktor Karūnai, grįžk prie bioroboto dar. Tu grįžti atgal prie bioroboto. 1, 2, 3. Apsišvietė tokie kaip pančiai rankos suraštos. Ir šitie pančiai nuimami mano ketinimo gale nuo Vaido bioroboto ir patenka į mūsų sietelį. 1, 2, 3. Yra. Švaru. Švarus Daugiau biorobotas. viskas švaru. Gerai, tada kartu su Vaidu pakilk ir su tuo sieteliu kartu pakilk į diagnostikos kambarį. 1, 2, 3. Kilimas prasidėjo. Mes vietoj. Mes sveikiname su Vaidu ir klausime, ar pasirengęs jis diagnostikai, ar patikės jis mums savo biolauko seansų periodui. Jis apsidairė. Žiūrė mūsų. Ir sako, taip patikės. Gerai tada. Tada sietelis su tais pančiais patenka į kalėjimą narvą. 1, 2, 3. Yra. Ir holograma nuo Vaido taip pat yra nuimama mano ketinimo gale ir patenka į mūsų kalėjimą narvą. 1, 2, 3. Yra. Daugiau nieko nesimato. Ne, kol kas ne. Gerai, tada nuskaityk jo fizinius parametrus, energijos skaitinę vertę procentais ir šitos energijos vibracijos dažnių skaitinę vertę hercais. 54 ir 14. Mano ketinimo gale atidarau kanalą ir duodu jam 100% energijos. Energija kyla. Atlikta. Paprašysim Vaido subtiliosios kopijos įsiskaidyti į 7 atskirus fantomus ir atlik prašau jų vizualinį apžiūrą bei diagnostiką. 1, 2, 3. Išsiskaidė. Labai blankios spalvos. Violetinio, mėlynojo, žydrojo. Iš vis, nes beveik nematyti, tiesiog pilkuma. Žalias vos matomas fantomas. Geltonas. Bliškus. Oranžinis pusiau. Raudonas pusiau. Dėmių kažkokių patamsėjimų. Tiesiog virštinių čakrų fantomai, jie tiesiog pilki. Pilkienė. Ten kaip didelė dėmė, tiesiog visas fantomas. Ir apatinių čakrų irgi ten matau. Kažkokie pajungtukai. Gerai, kai suskaičiuosiu iki 3, visi fantomai susijungia į vieną bendrą. 1, 2, 3. Susijungia. Dabar pereisim prie gilesnės analizės ir gilesnės diagnostikos. Duodu diagnostikos komandą jo energetinėme lauke. 1, 2, 3. Jisai kaip kalėdinė eglutė. Galva, viršugalis, kaktos sritis, širdies čakra, gerklė, pilvas, rankos, kojos, visas raudonai švyturėliais nusėtas. Supratau, turėsim reikalų. Gerai. Vaidai, tu pilna teisė savo energijos šeimininkas ir kiekvienas, kas su tavimi interferuoja, automatiškai patenka daviklių
žmogus pasirodo narve kalėjime. 1, 2, 3 būtybės pritraukiamas į narvą, formuojasi kanalai. Formuojasi kanalai. Arachnoidas. Lizardas. Demoniškos struktūros atstovas. Matau konstrukciją. Mažiau atsakingo nėra. Biolauke. Konstrukcija kakle. Gerai, daugiau nebėra kanalų. Matau dar vienas kanalas. Ryškėjo dar fantomas pats to kanalo. Džinas. Nusima kaukės ir hologramos, visos būtybės pasireiškia pirmą pradžių pavidalą atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Ir džinas dar išlindo. Jo, jie visą pradžią slapstos, jie bando būti nematomi. Naivoliai, bando pasislėpti. Tai dabar turim 1, 2, 3, 4 kanalus. Jo, 4 kanalai ir konstrukcija. Gerai, mano ketinimo gale šita konstrukcija yra neskausmingai ištraukiama iš Vaido biolauko ir patenka į mūsų kalėjimo narvą. 1, 2, 3. Jie atsijungia po truputį. Sprandos srityje einanti į galvą konstrukcija su tokiais kaip čiuptuvėliais, kaip čipukai, kurie kaip čipukai, ant laidų tokie, kaip čiuptuvėliai, nemoku paaiškinti. Čia jau kosminiai bus palikę kažką tai. Jau panašu į humanoidų konstrukciją. Jinai atsijunginėja toks tiesiog kaip sirptukai tokie nuo stuburos lankstelių, taip eina į smegenis. Prisisiurbė jau gerai. Jie tokia jo net vos neaprūdijusi ta konstrukcija. Atsijunginėja dar jinai atsargiai. Gerai, tu matai sielos pilnumo skaičių, parodantį sielos pilnumą virš Vaido galvos. 1, 2, 3. 82. Na va, ir turim 18% kažkur minus. Atsijungia ta konstrukcija narve. Gerai, konstrukcija narve. Ir atsakingas už šitą konstrukciją yra pritraukiamas į mūsų kalėjimo narvą. Mano ketinimo gale. 1, 2, 3. Humanoidas. Nu ką, kol kas tiek, ne? Linksma kompanija. Stovi žiūrimus. Ramus visi. Kol kas ramus. Demonas. Gerai, dėl virš demoniškos struktūros atstovo narvo atsiranda skaičius hercais, parodantis demonų lygį. 1, 2, 3. 24. 24 hercai. Nu, toks jau nemažas. Nuimk dar hologramas, rūnai, nuo viso. Nusima kaukės ir hologramos, visos būtybės pasireiškia pirmą pradžią pavidalą atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Džinas apsišvietė auksinis. Auksinis netgi. Aha. Jis didžiuojasi savo spalvą. Na, mums tai nieko nesako. Ar tu auksinis, ar tu mėlynas, ar tu dar kažkoks tai. Likimas visų vienodas mūsų diagnostikos kambaryje. Gerai, pradėsim nuo arachnoido. Arachnoidas. Kiek laiko randiesi šitam biolauke? Jis perduoda 5 metai. 5 metai. Kodėl įėjai į šitą lauką? Tiesiog tinkamas biolaukas. Kokiom aplinkybėm įėjai ir kur? Namų erdvė. Jo paties namuose? Jisai nežino. Ar tai Nežino. jo paties tiesiog matau kažkokia kambarys kažkoks. Supratau. Jų pilna visur. Dabar namuose, kur jisai gyvena, tavo kažkokių tai tinklų, adatėlių, dar kažko tai yra palikta? Ar tu tik biolauke randiesi? Jis tik biolauke perduoda. Palikonių yra šitam biolauke?
šiuo metu ne. Spėjo išbarstyti kažkur. Paskleidė kitiems. Na, jau pilna visur to arachnoidų. Mūsų matricai. Pajungtukų visokiausių be abejo yra pilna. Matau tinklas ant jo galvos arachnoidų, juodatėlės į galvą įsmeigtos. Gerai, ateis laikas, duosiu komandą, viską turėsiu susirinkti. Sako, susirinks ir nori greičiau eiti, išeiti iš čia. Aš suprantu, kad tu nori, o mes norim viską išsiaiškinti. Teks palaukti. Lizardas, kiek laiko tu randiesi šitam biolauke? Jisai perduoda 4 metai ir 5 mėnesiai. Kokiam aplinkybėm ir kodėl tu įlindai į šitą biolauką? Emocijų šuoliai. Vibracijų šuoliai. Patiko emocijų šuoliai. Taip, tai jų maistas. Lizardas, kas randasi tavo šitam biolauke? Lizdas jau. Širdies čakra. Širdies čakrai lizdas. Ir tas tavo lizdas kokį poveikį darė fiziniam kūnui? Labiau emociniam kūnui. Nu jo, lizardas veikia emocijas labiausiai. Galėjo jausti tam tikrus širdies veiklos Sutrikimus. nestiprius tokius virpesius. Nu, supratau. Bet labiau emociniam lygmenį. Tai yra emocijų šuoliai. Ir emocijų užaštrinimas. Tiesiog matau informaciją, kad kaip visas tas biolaukas pilnas interferentų ir tiesiog jie sinchronizuojasi net ten tarpusavyje, ta prasme, jie kooperuoja. Vienas užaštrina emocijas, kitas maitinasi tiesiog emocijų protrūkio, kitas sustiprina, tai tiesiog visa kaip sistema sukurta, net matau. Jie viens kitam netrukdo. Na, tai dirbi gerai. Tiesiog jie mato kaip baterija, kurią galima maitintis, kai Gerai. neapsaugotas biolaukas. Mane domina demonas. Demonas, kiek laiko tu randies šitam biolauke? Jisai dar stebi tave. Demonas, tu nesupranti, su kuo turi reikalą? Kas tu toks? Kas tu toks? Visiems reikia demonams paaiškinti, kas aš toks. Jau turėtų gandas ten pasklisti tarp jūsų pasaulio. Kas aš toks? Jau turėtum žinoti. Neteko dar girdėti. Tada reikės ir tave be ragų paleisti, man atrodo. Apie ką tu? Man patinka tavo ragai labai. Mėgsti humorą? Mėgstu juodą humorą. Tu meti man iššūkį? Negazdink demonas, gerai? Net nebijomės jūsų. Aš negazdinu. Aš uždaviau klausimą. Aš tiesiog tavęs klausiu. Aš tau irgi uždaviau klausimą. Kiek laiko randiesi šitam biolauke? 10 metų. Kontraktą turi? Turiu. Kada kontraktas sudarytas? Tiek, kiek esu šitame biolauke. Su kontraktu ir atėjau. Su kontraktu tai sielos valia. Pasirašyta kontraktą. Ir ką siela mainais iš tavęs paprašė? Ir tu iš jo paėmėjai? Ar dar paimsi? Demonas, kokios kontraktų sąlygos? O kodėl tu klausi? Man įdomu. Šitos tai sielos nedomina, kokios sąlygos. Kaip tai nedomina? Pasirašė. Pasirašė kontraktą ir nežiūrėjo, kokios sąlygos? Vaidas, klausiu tavęs, ar tu žinai, kokios yra kontraktų sąlygos? Jisai šokė, jisai žiūri ir nesupranta, kas čia vyksta, jisai žiūri visus tos interferentus, jisai šokė. Tai Vaidai, aš noriu jums paaiškinti, kad šitie visi interferentai randasi jūsų biolauke ir jie naudojasi jūsų energijomis. Kaip mes matėme, jūsų energijos čakros veikia labai prastai, energijos yra labai silpnos. Be to, demonas su jumis yra sudaręs
kontraktą, kaip jis sako, jau 10 metų. Tai va aš ir noriu išsiaiškinti, kokios yra kontrakto sąlygos. Ką jūs jam pažadėjot mainais už kažką tai, ar jums tai yra žinoma? Ar demonas sudarė kontraktą apgaulės būdu? Vaidas neprisimena, jo jisai prisistatė kitų pavidalų jam. Demonas, Mokytojo pavidalu demonas tai čia buvo apgaulė. sapno metu, kai jisai keliavo astralę. Jisai prisistatė mokytojo pavidalu. Demonas, kaip tai suprasti? Tokio, net matau žilo senuko. Tai mums tenka darbuotis. Jūs gi bijote. Jūs gi kuriate mūsų išvaizdą. Kažkodėl mus baisius piešite. Bet jeigu tu, Jūsų matymu. jeigu tu prisistatėjai kaip mokytojas, tu pažadėjai kažkokias tai žinias jam. Tai yra apgaulė. Nes jokių žinių tu negali suteikti, kurios jam gali būti naudingos. O mainais už ką norėjai suteikti tas žinias? Iš sielos energiją. Sielos energiją norėjai pasiimti. Tai čia tokių norinčių pasiimti sielos energiją, žiūriu, visą eilė jau stovi. Humanoidas su savo konstrukcija. Gal jam patinka demoniška struktūra. Evoliucionuoti kaip individas. Tai tu norėjai Vaidą pervilioti į savo struktūrą. Kodėl tu sakai pervilioti? O kaip kitaip? Gal jam visai patinka. Aš manau kitaip. Mes randame bendrą kalbą su juo. Ir kokiu būdu? Kada jūs pasikalbat? Jis juokiasi. Jis rodo butelį. Jūsų triukai. Jis tada mane labai gerai supranta. Pasikuodžiat vienas kitam. Išsipasakojat viską. Jis juokiasi. Kaip jums Vaidas, toksai kompanionas? Simpatiškas jis jums? Savo tikrajame pavidale. Vaidas šokė. Nebijokit, Vaidas, mes padėsim jums nutraukti šitą kontraktą. Žinoma, jeigu jūs išreikšit tokį norą. Bus įdomu pažiūrėti, kaip tu tai padarysi. Jau ne vienas žiūrėjo. Ruoškis reginiui. Mums tik tai reikės Vaido sutikimo ir viskas. O aš manau tai, ką jis mato dabar, o ne kažkas. Kontraktas yra kontraktas. Kontraktas yra kontraktas, kuris yra sudaromas savo valia. Lygiai taip pat savo valia galima jį ir nutraukti. Na, ne taip, demonas? Pančiai tavo Mano. ir pančių paskirtis ant bioroboto. Kontrakto atributas. Kontrakto atributas, supratau. Holograma tavo? Juokauji. Ne, ne tavo. Nemoki dar. Čia ne mūsų sritis. Jūs ir taip mokat miglą pūsti akis. Apie ką tu? Apie ką tu? Apgaudinėjat žmonės prisistatydami kažkokiais tai senukais mokytojais. Auklėjame jūs. Na, auklėjat. Norite mokytis, tai mokykitės. Tiesiog dėkingas aš jums už jūsų pamokas. Nereikia man tavo dėkingo. Nereikia. Pasilaikyk į savo. Tiesiog esu sužavėtas ir pagerbtas jūsų pamokų. Be jūsų tikrai nebūtumėm daug ko išmokę. Taip kad dėkoju aš tau. Pasilaikyk savo vanilę savo. Siunčiu tau savo meilės ir dėkingumo energiją. Jisai purtosi. Žinau, kad jam tas nepatinka. Net ta prasme, jis toks plaukuotas, visas net plaukai pasistojo piestų. Na ir gerai. Jeigu norėsi, demonas galės pakartoti dar. Gerai. Džinas. Kiek tu randiesi šitam biologijai laiko? 4 metai. Bando dar ant pirštų skaičiuoti. Sunku jam. Jo, pinigus jisai tik moka skaičiuoti, daugiau nieko. Su metais sunkiai. A, ne taip, Džinas. Kodėl tu taip apie Džiną?
Nu, kad jūs ne vienas toks jau papuolėte mūsų kelyje, kuris nemoka skaičiuoti metų. Tai kad ta jūsų laiko matrica. O kas su ja negerai? Mums viskas aišku su ja. Gerai, Džinas, išsiaiškinom 4 metai. Ką veikia šitam biolauke? Kooperuoju su šitą sielą. Kooperuoji. Ir ką tu mainai Aš jam siūlai? suteikiu žinias. Aha. Kaip užsidirbti pinigus savo ir tau. Mano sritis finansai. Supratau. Tai tavo pagalba tame yra, kad padedi ir jam truputėlį užsidirbti pinigų, bet didžiąją dalį pasiemi savo. Kontraktą turi? Sako, kad ne. Gerai, tau pasisekė. Kas randasi tavo iš pajungtukų biolauke? Dulkės jau auksinius matau biolauke. Mhm. Gerai, norėsi tų dulkių? Taip, jisai norės. Dulkės auksinės, gerai, užsirašiau. Gerai, Džinas, gal Suklausiu, ką tu padarai. užsirašiau. Nesupratai, Džinas? Jau keistai sureagavo. Tavo subtilioji kopija juokiasi. Ir rodo Džinai, kaip prašosi ant delno. Mm. Taip, kad Džinas, tavo dulkės dabar yra užrašytos pas mane ant popieriaus lapo. Jisai susimastė. Elgsies netinkamai, tavo dulkės bus prarastos. Ne, jis nori tų dulkių. Gerai. Nu ir ką, pereinam prie humanoido, kuris bandė pabėgti, kaip suprantu, humanoidas. Iš kur tu? Uta, Ta konstrukcija tavo. mano, Prieš kiek laiko buvai įlindęs į biolauką? 3 metai, 5 mėnesiai. Tikslas pavogti sielos daleles, kaip suprantu. Jisai tyli. Nesupratau, humanoidas, kodėl tylim. Tu pats atsakėjai savo klausimą. Tai aš noriu patvirtinimą iš tavęs gauti. 18% yra konstrukcijai, ar dar kažkur tai esi išsiuntęs? Dalis paimta. Dalis jau išsiusta kažkur tai, supratau. Holograma tavo? Mano. Hologramos paskirtis? Jinai kaip baterija. Ir iliuzijų pasaulis. Mhm. Nu, supratau. Aš Veikiai vien... palikau biolauką. Aš matau, kad tu palikai biolauką, bet palikai ir savo Savanoriškai. konstrukciją. Palikai ir savo konstrukciją. Nespėjau jos išimti. Jinai priaugusi buvo. Mhm. Bet aš savo norų palikau biolauką. Veikiai vienas šitam biolaukė, ar kieno nors liepiamas? Yra aukštesnių. Gerai, ir mano ketinimo gale atsakingas už šitą humanoidą veiklą Vaido biolaukė yra pritraukiamas į kalėjimą Narvą. 1, 2, 3. Driežas. Driežas. Didžiulis driežas. Didžiulis netgi. Nu ir kaip didžiulis driežas. Riaumoja. Ir didžiulis driežas gauna 100 000 Hz smūgį. 1, 2, 3. Nepatenkintas visas. Ne, nu, aš irgi būčiau nepatenkintas. Skylę pramušai. Jo biolaukė. Nuo 100 000 skylė, nu. Toks Nu, ta jau... prasme, nedidelė skylė. Poveikis buvo. Nu tai ką, driežas? Jeigu tau neaišku, tai randiesi diagnostikos kambaryje, kalėjime Narve. Mes atliekam Vaido sielos subtiliosios kopijos valymą. Ir mes tave pritraukiam dėl to, kad tu buvai davęs nurodymą humanoidui šitam biolaukė veikti ir vogti sielos daleles. Todėl tu randiesi čia. Jis tai supranta Viskas aišku. priežastį. Priežastį, tai ko tu riaumoji. Mums riaumojantis driežai nepatinka visiškai. Jie turi stovėti ramus, be jokių emocijų, jeigu nenori gauti biolaukė savo skylių. Jisai nurimo. Ramus. Gerai. Driežas. Pas tave yra likusios sielos dalelės. Ta prasme, jūs laboratorijai. Supratau, tai tu laborantas? Prižiūrėtojas laborantų.
Mhm. Supratau. Nu, man tai daugmaž viskas kaip ir aišku su jumis, ką jūs čia veikia šitam biolauke ir kokią žalą visi darėte. Tai pradėsim procesą toliau. Pratęsim, ta prasme. Gerai, dabar gražinsim tamsią energiją. Ir dabar gražinsim visą tamsią energiją, kurią Vaidas gavo iš interferencijų. Energija visų lygų ir visko, ką jis galėjo gauti iš jų, grįžta jiems atgal. Na ir Teka energija. papasako, kiek mes turim kanalų, su holograma turim kanalą. Taip yra kanalas ir su holograma, ir su Ir su konstrukcija. konstrukcija, ne? O su humanoidu ir driežu susiformavo. Tik su humanoidu, Su humanoidu, supratau. nes jis buvo biolauke jau. Nu, driežas pažiūrėk, pastovėk ramiai ir stebėk procesą. Kanalas tada mano labai silpnai teka energija. Vaidas bijo. Vaidai nereikia nieko bijoti, aš prieinu prie Vaido ir uždedu ranką jam ant peties ir suteikiu pasitikėjimą savo jėgomis ir kanalu pradeda tekėti visa svetima jam patogeniška energija, tamsioji energija, demonai atgal. Pradėjo tekėti tas juoda kaip gudronas energija, tiršta tokia. Džinai, irgi tokia tamsi energija. Visais kanalais, tokia, arba pilka, arba tokia, na, humanoidai, visa tokia tamsiai žalia, juodai žalia kažkokia. Kažkoks kyšiai kažkokie jo. Mhm. Pas demoną eina normaliai, tu Jo, grįžta nemažai tos tamsios energijos per tiek laiko. o jei ne, tai tu pentagramą pastatysim narve. Baiginėjasi reversas dar. Mhm. Baigėsi reversas. Gerai, ir ant visų kanalų uždedam auksinio tinklelio filtrus. Ir yra. Ir reverso tvarka Vaidas susigrąžina švarę ir šviesią dievišką energiją atgal, eina dieviškoji švari ir savo energijos šeimininkas, susigrąžinam viską savo atgal. Sustiprinam, pagreitinam srautą 50 kartų. Grįžta energija. Iš hologramos jo violetinė kosminė energija grįžta. Nedidelis toks kiekis. Biškis spalvų gražinsiu. Iš arachnoidų irgi kosminė energija ir mėlynos matau šiek tiek. Iš lizardo. Širdies čakros žalia energija. Net jausmai. Tokia net žodis eina harmonija. Mhm. Meilės jausmas. Iš demono grįžta. Ir oranžinės ir geltonos energijos matau. Iš konstrukcijos jo gimtoji energija. Na, pažiūrėsim, kiek jau bus ten iš gabenio kažkur tai. Baigėsi reversas. Driežų civilizacijai. Gerai, Vilma, pažiūrėk į Vaido sielos pilnumą, matai skaičius procentais 1, 2, 3. 88. 12 procentų. Tai išeina, kaip sakant, 2 biorobotus pagaminti. Ar teisus driežas? Driežas šypsosi. Daug žinai. Daug žinau, jau patirties jau turim. Gerai tada. Vaidas, šiuo metu jums tau trūksta 12 procentų sielos energijos. Ar pasirengęs juos susigrąžinti atgal? Taip jis pasirengęs. Puiku. Vaidas suformuluoja dabar savyje tvirtą šį savo ketinimą ir aš duodu komandą, kai suskaičiuosiu iki 3, nusities tiesioginis kanalas nuo jo į jos sielos daleles, kad ir kur jos visos jo energijos grįžta galingų srautų iki 100 procentų. Vyksta procesas. Grįžta jo dalelės. Nustisa matau tas kanalas, laboratorija. Dar tik tai, ta prasme, buvo kuriami tie biorobotai. Dar nepaleista eksploatacija. Dar nevaikštantis. Taip, grįžo. Ir patikrink tada Vaido sielos pilnumą, matai skaičius procentais 1, 2, 3. 100. Nu, 100. Ką, driežas likai?
be sielos energijos. Nu, jisai, nemoku perduoti jo tos emocijos. Juokiasi, Ne, nustebęs. jisai nesiekia, jisai tiesiog, ką padarysi. Mm, Jis tiesiog džiaugiasi, kad dar nėra daug tokių kaip mes. mm. Nes jam dar neteko matyti, kad taip pat grįžtų, kad tai pavyktų susigrąžinti sielos daleles tiesiai iš laboratorijos. Na, matai, mes jau, kaip sakom, pažengusios sielos turim pakankamai energijos ir galim tai padaryti. Gerai tada. Dabar duosiu komandą ir visi vienas po kito išeidinėsite iš kalėjimo narvo ir susirinksite visus savo pajungtukus, čipus, daviklius, artefaktus, ką esat palikę šitam lauke. Arachnoidas. Išeini iš narvo ir viską ištrauki, pasiimi viską, ką esi palikė šitam lauke. Atjungi visus pajungtukus ir grįžti atgal į narvą. Jisai išbėgo, jisai nuima nuo galvos tinklas, nuo galvos, net iki pečių buvo tas tinklas jau. Ištraukė adatėlės iš galvos, jau grįžo. Perspėju visus, kad nepalikite nieko šitam lauke savo, nes tikrinimo metu galit sudegti kalėjime narve. Jie suprato. Gerai. Lizardas, išeini iš kalėjimo narvo ir susirinkti viską, kas yra tavo. Nepalieki nieko. Jisai išbėgo. Surinko savo skystį kažkokį. Širdies čakros. Lizdą savo susirinko. Mhm. Energetinės supynės, tas tokias, kuriom. Jos tokias net ne kaip supynės, nemoku vis kaip švituoklė gal labiau. Mhm. Emocijų užaštrinimo jų įrankis. Grįžo. Gerai. Demonas, išeini iš kalėjimo narvą ir susirinki viską savo. Ką esi palikęs šitam lauke. Ir jeigu šitam lauke yra lervų, tai taip pat pasiemi jas savo. Tu perskaitai mano mintis. Aš žinau, ko jūs norit. Jis išėjo, nusiima 2 lervas, viena nuo sprando, kita nuo nugaros apačios. Mhm. Batus nuima jam, tokie raudoni batai, kaip lakuoti. Mhm. Raudoni su juodais padais, tokiais lipnus padai. Grįžo. Gerai. Džinas, tau nereikia niekur išeiti. Susirinkti viską savo. Ką esi palikęs šitam lauke. Visas savo auksinės dulkės. Ir jeigu dar kas nors ten yra. Jisai pritraukė tas dulkes, matau, jo tą indą eina jos. Grįžo. Tas dulkes. Humanoidus tau išeiti nereikia. Ar yra dar kas nors palikta tavo lauke? Ne, jis taip purto galvą. Gerai. Perinam prie kontrakto ir susitarimų anuliavimo. Vadovaudamasis sielos laisvos valios įstatymą ir teisę laisvai disponuoti savo energijomis, Vaidas turi prisimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir išreikšti šį ketinimą. Ar jis pasirengęs tai padaryti? Taip, jis pasirengęs. Gerai. Aš išreikšiu ketinimą balsu, o jo subtilioji kopija laikartoja paskui mane. Aš iškviečiu visus Vaido susitarimus ir kontraktus, kuriuos sąmoningai ir nesąmoningai sudariau aš ir arba kurie buvo sudaryti vietoj manęs. Visi karminiai kontraktai, genties, giminės fragmentus, kopijas, rezervinės kopijas, veidrodžius, kontraktų šalies egzempliorius, fantomus, o taip pat bet kokio pobūdžio susitarimų kontraktų priedus. 1, 2, 3. Yra kontraktas. Turi būti. Apsišvietė ryškus. Raudonais viršeliais kontraktas. Mhm. Lai Vaidas subtilioji kopija patikrina ir išsirenka, kurie kontraktai susitarimai jai reikalingi ir kuriuos nori anuliuoti. Jeigu turim tik tai vieną, tai... Luktark, dar matau vieną. Dar matai? Vienas kontraktas yra. Tai 2 Bet jis kontraktus. daugiau kaip giminės kontraktas eina. Na vis Tokia tiek informacija.
vis Jis tiek kaip ir aktyvus, nėra pilno tokio aktyvumo, bet jisai kaip ir įtakoja jį. Mhm. Bet tas tai labai ryškus, tas raudonas demono kontraktas. Gerai, tada Vaidas sutilioja kopiją, turi pasižiūrėti šitos kontraktus ir nuspręsti, ar jisai pasirengęs juos anuliuoti. Taip, jisai nori jau atsakyti. Abiejų. Abiejų. Gerai, laivą Vaidas kartuoja paskui mane. Vidinė savo suvereniojo aš galia pareiškiu, kad visi šie susitarimai ir kontraktai yra nulis ir anuliuoti. Aš anuliuoju, aš atšaukiu, aš nutraukiu visus šios susitarimus ir kontraktus. O taip pat visuonuoti savo energijomis aš susigrąžinu visą savo energiją, kuri buvo susieta su tais susitarimais ir kontraktais. 1, 2, 3. Grįžta energija iš kontraktų ir susitarimų, jei tokia buvo. Grįžo energija. Įvyko atotrūkis su kontraktais. Galiu išmesti. Jo. Atsidaro portalas į galaktikos branduolį ir išmetam anuliuotus kontraktus. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Išėjo tie kontraktai, žinai, taip įdomiai. Net išgirdau dūžtančio butelio garsą. Na ja. Net kai Demonas. toks kaip priedas to kontrakto, žinok, iš kontrakto, vat, nu taip kaip, žinai, ištraukto priedą Mhm. su to tokiu, ir ne tai, kad kaip ant puslapio, žinai, nupieštas butelis, bet tas tiesiog erdvinis toksai butelis ir kartu su to kontraktu išlieka ir net toks duženų garsas. Mhm. Nu kaip demonas tau? Nebeturi kontraktų? Nusišypsosi. Vis dar šypsus, keista. Nu, ką darysi? Mhm. Teks ieškoti kito Naujokų. mokinio. Supratau. Gerai, atliksim išsinchronizavimą. Ir aš duodu komandą išsinchronizavimui Vaido energijos su holograma, arachnoidų, lizardų, demonų konstrukcija, džinų, humanoidų energijomis. Išsinchronizavimas vyksta iki 100% ir pasibaigia automatiškai. 1, 2, 3 vyksta išsinchronizavimo procesas. Atlikta. Dabar atliksim kontrolinių patikrinimų. Atsiranda visi nematomi ir paslėpti kanalai, taip pat visi lydintys nematomi ir paslėpti. Vaido biologija toje vietoje užsidega ryškiai raudoni švyturėliai, o taip pat ir virš narvo to, kuris atsakingas už tai. 1, 2, 3. Švaru. Gerai tada. Ir tada aš prieinu prie Vaido, dedu rankas ant jo pečių ir savo ketinimų galia padedu jam suduoti aukštų vibracijų 1 milijonų Hz šoko impulsų smūgį ir atjungti visus kanalus, kai suskaičiuosiu iki 3. 1, 2, 3, smūgis. Atsijungia visi kanalai. Atsijungia. Atsidaro portalas į galaktikos branduolį ir kanalai iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Demonas emocinio fantomo nori. Žinoma. Gerai. Iš kur toks dosnumas? Tai ten nuskriaudžiau vieną jūsų kolegą, tai galvoju, truputį gal atsidėkosiu tau. Kaltės jausmas. Ja, Mums patinka Jums kaltės patinka. jausmas. na gerai. Nesigailėsim. Sąžinė prabilo. Nesigailėsim tada. Tiek to, bet atiduosiu aš tau tą emocinį fantomą. Per daug problemų mums nesukėlė šito seanso metu, tai dėl to ir gausi. Gerai, išeina Vaido emocinis fantomas 1, 2, 3. Ir į šį fantomą Vaidas projektuoja visas savo negatyvias programas, negatyvias minčių formas, o taip pat ir žemų vibracijų, emocijų energiją. Pykčių, susierzinimų, neapykantus, įtučių, baimės, siaubo, rūstumo, nusivylimo, pasipriešinimo, pasibjaurėjimo, atsargos, kalties, šokų, sukrėtimo, liūdėsių, dezorientacijos, pavydo, agresijos jausmus. Visa ši žemų vibracijų energija projektuojasi emocinėme fantome. Išėjo tas didžiulis kamuolys. Vaidas net šokė.
Jisai Klausim. sako, ar čia aš tiek sugeneravau šitos Na jo, energijos. prikaupęs vadinasi nemažai. O demonas jau išsižiojęs laukia. Klausim Vaidas subtiliosios kaupės, ar jis pasirengęs numesti šią energiją. Taip, jis pasirengęs. Ir šitas emocinių fantomų kamuolys keliauja demonui į narvą. 1, 2, 3. Ai, pačiupo kaip krepšininkas į kampę atsisėdo, mėgaujasi. Mhm. Žinai, Negi. taip juokingai jisai toks suformavo iš jo kaip vata iš cukraus Mhm. ir plėšo tokiais gabaliukais. Gabaliukais plėšai. Supratau. Gerai, tada po pradžio tada išsikviesim į tarpgalaktinės policijos pareigūnę Aną į mūsų diagnostikos kambarį. Sveiki dar kartelį. Sveiki. Nu, prigaudėm čia jums O, truputėlį. linksma kompanija. Kompanija linksma. Pritraukėm. Demonas smaguriauja. Nu, šį kartą jam pasisekė ne taip, kaip tam paskutinį kartą. Jinai juokės. Gerai, turim čia driežą humanoidą. Manau, jie jūs domina, nes jie vagia sielos dalelės. Taip, mes juos pasiimsime, nes dar pajungti prie ne vieno žmogaus. Konstrukcija. Konstrukciją mums žinoma, sunaikinkit. Hologramą sunaikinkit. Gerai, supratau. Iki pasimatymo. Dėkojame. Jinai Iki. išsivedė juos. Gerai, tų dviejų piliečių nebeturim. Nu kaip, džinas, tave užrašyti į sąsiuvinį ar kaip? O kaip tu džiną užrašysi? Nu, užrašysiu į sąsiuvinį, džinas. Auksinis. Auksinis, nepamiršk paminėti. Supratau, auksinis. O koks tavo lygis? 7012. O, va, tu skaitai mano mintis. 7012 netgi. Mhm. O čia jau aukštas lygis skaitosi pas jūs, ar nelabai dar? Žiūrint, kokį atskaitos tašką pasirinksi. Koks yra aukščiausias lygis pas jūs? Kokie skaičiai? Negaliu tau atskleisti šitos informacijos. Nu, kodėl dabar? 10 000 čia jau daug, ar ne? Mes džinai taip pat ne viską žinom. O nuo kokio skaičiaus skaitosi jau auksinis? Skaičius 7. Ai, skaičius 7 parodo jūsų, kad jau lygiai, kad esate auksiniai. Žinai, jisai net parodė man vaizdinį, kaip sukasi ruletė, nu ne ruletė, tas toks lošimo automatas ir kai skaičiukai krenta, tai būtent auksinis toksai visas. Ir 3-7, tai atsisuka. Jis juokėsi. Mėgaujasi tom, kad jau jisai yra auksinis. Bet aš kaip suprantu, iš tavo skaičiaus 7012, tu netaip jau ir senai patapai tu auksinis. Jūsų suvokimas laiko skiriasi. Pas mus nėra laiko. Bet aš kažkur tai vis tiek esu teisus, sąlyginai. Tebūnie. Gerai, džinas pasirengęs išeiti. Taip, džinas pasirengęs. Ir atsidaro portalas į džino egzistavimo plotmę 1, 2, 3 ir džinas iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. Pasiima viską, kas su savim buvo atsinešęs. Žinai, jisai net parodo pirštų portalą apačioj, kad netyčia netidarytum kitur. Tai ašgi pasakiau. Iškeliavo. Tai pasakiau, į džino egzistavimo plotmę. Uždarom, atspaduojam, panaikinam. Žinai, toks jausmas lygis nuskaitė informaciją, kad kažkada vos neišsiuntėm džino. Supratau. Gerai, džinas iškeliavo, Lizardas pasirengęs iškeliauti? Taip, jis pasirengęs. Atsidaro portalas viršuje į 1, 2, 3 ir Lizardas iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. Susirenka viską, ką turėjo su savim. Išėjo. Uždarom, atspaduojam, panaikinam. Atlikta. Arachnoidas pasirengęs išeiti? Taip, jis pasirengęs. Atsidaro portalas viršuje ir arachnoidas išeina į savo egzistavimo plotmę, susirenka viską, ką turėjo su savimi.
Išėjo. Demonas pasirengęs išeiti. Pasirengęs. Skanus buvo emocinis fantomas. Gardus kąsnelis. Aš žinau, demonas, kad tavo pažadai nieko verti, bet vis tiek noriu, kad tu pažadėtum, kad Nu, negrįši į kodėl šitą. tu taip apie demonus? Nu, gerai, okei. Supratau. Demonas tada pažadė, kad negrįši į šitą biolauko daugiau. Iš Ir, šitą ne. ir apgaulės būdu nesudarinės jokių kontraktų. Su šituo biolauku. Ir šita siela ne. Jeigu šita siela kartais kreipsis į mus dar kartą ir prašys pagalbos ir mes tave rasime šitam biolauke, tai aš tave paleisiu be ragų. Sutarta. Sutarė? Gerai. Demono žodis. Keistai skamba. Pačiam net juokinga. Gerai, demonas atsidaro portalas apačioje ir demonas iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. Jis stovi, jis prašo batukus. Susirinki viską, ką tu buvai palikęs šitam Vaido biolauke. Viską susirinki, nieko nepalieki. Išėjo. Išėjo. Uždaromas spaudoje, panaikinam ir statom ugninę pentagramą. Atlikta. Gerai. Pas mus liko pančiai, holograma ir konstrukcija. Taip. Ir atsidaro portalas į galaktikos brandulį. Ir pančiai, holograma ir konstrukcija iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, su visais susitvarkėm, sielos dalelės gražinom, interferentus paleidam. Gerai, pereiname prie magijos dažnių, jie tokie yra, jie tampa matoma. Matau neriškės akis. Ir mano valios ir ketinimo galia formuoju kanalą į visus atsakingus ir susijęs su šia magija ir pritraukiu juos į narvą kalėjimą, kur jie bebūtų visatoje. 1, 2, 3, te būna taip, o taip ir yra. Moters fantomas. Ir prieinam prie tos moters fantomo ir sakome, magija atrasta, magijos įstatymus žinai, pažeidimas laisvos valios įstatymų, pasirinkimo laisvės įstatymų ir atsakomybės už savo veiksmus karmos įstatymų. Ir aš duodu komandą, viskas, ką ragana padarė, viskas, kas paslėpta, tai, ką jį paliko Vaido biolaukė, tampa matoma. 1, 2, 3. Nu, jinai, tas moters, žinai, fantomas, čia neragana, Arūnai. Neragana. Čia yra moters fantomas, jinai išsigandusi, jinai klausydama tavo pareiškimo, jinai vis kartoja, aš neragana, aš neragana. Supratau. Gerai, nusiima kaukės ir hologramos, būtybė pasireiškia pirmą pradžią pavidalu atitinkačių savo eterinį kodą DNR. Tada kas jūs? Moteris. Jinai pažįsta Vaidą ir Vaidas ją pažįsta. Vaidas, jūs ją pažįstate? Ir žinai, šita situacija tokia įdomi. Tiesiog pastatyk ekraną, Arūnai. Ir mūsų diagnostikos kambaryje atsiranda ekranas, parodantis visą situaciją. 1, 2, 3. Iš kur Vaidas pažįsta šią moterį? Tai yra artimas žmogus ant fantomas. Palauk, aš bandau suprasti, kas čia rodoma. Čia ne magija, čia ne ritualas. Mhm. Žinai, aš matau, kaip kartojami žodžiai. Dabar suprantu, kas čia yra. Kas per žodžiai? Jisai man fiziniai plotmėj Vaidas buvo minėjęs, jog mama įsitikinusi, jog jinai ne tai, kad prakeikta, bet kad poveikis ir žinai, vat aš matau jos tas nuolatinis kartojimas savo sūnui ir tos akys, žinai, atsispindi, jisai pats to patikėjo. Tokiu kaip užkalbėjimu, kaip nu, va, tas jo vadinimas, ta bloga akim, va, tiesiog dabar tik jisai minėjo fiziniai plotmėj, dabar apsišvietė šitoj plotmėj. Bet čia ne magija, čia ne ritualas. Ir va tokia, žinai, įdomi ta situacija. Ta mama, jo mamos fantomas pasimetęs ir
Tiesiog. Tai čia yra Ir jos tai skamba kaip programa, supranti, va toks kaip, pastoviai kartojami žodžiai, tampa programa. kurie nusėdo į jo sąmonę ir jisai tiesiog patikėjo tuo, va tas tikėjimo, ta galia. Bet čia tikrai ne ritualas ir ne kažkas, ta prasme, nebuvo tokio poveikio, tiesiog kaip programos, kaip kažkokios šablono įkalto į sąmonę jo, tiesiog atspindys. Dabar susidėlioja kaip puzlė, kaip dėlionė visas tas situacija. Nu, supratau, čia turim mamos fantomą ir mama yra gyva, tai gražinsim ją atgal. Jo, jinai pasimetusi, jinai nesupranta, kas čia vyksta. Bet aš tikiuosi, Vaida supranta, kad kadangi tai prisitraukia vis tiek per magijos patikrinimo programą, tai vadinasi, jų įtikėjimas, kaip tu, kad sakai, sukūrė tam tikrą programą magijos. Taip tikėjimas didžiulė galia yra iš tikrųjų. Tai reikia mesti iš galvos tas mintis ir paprasčiausiai ta programa dings jinai. Nes jokios magijos, jokių prakeiksmų aš nematau šitą biologiją. Gerai, tada atidarom portalą ir šitas fantomas iškeliauja į savo egzistavimo plotmę ir grįžta atgal į savo biorobotą. 1, 2, 3. Iškeliavo. Uždarom, atspaduojam, panaikinam. Atlikta. Tokia keista situacija, nesusidūriau su tokia. Perinam į neramių besiblaškančių bekūnių sielų dažnį. Tokių yra, jos tampa matomas. Švaru. Gerai, perinam į bekūnių įsibrovėlių dažnį. Jei tokių yra, jie tampa matomi. Švaru. Ir perinam į Lauk, negatyvių. lukterk. Aha, klausau. Kažkoks tarakonas su ilgais ūsais išlindo, nesupratau. Nu, dar tokio naminis gyvūnas. Tarakonas. Toks rudas, jo, tarakono Mm. fantomas. Nuimk kaukės hologramas. Ir nusiema kaukės ir hologramos būtybė pasireiškia pirmą pradžią pavidalą atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Tarakonas. Ir gerai klausiam to tarakono, kodėl jisai yra biolaukė ir ar nori išeiti. Jisai minčių formą perduoda, kad jisai nori šitas toks kaip, netyčinis parazitas tiesiog iššokęs į jo biolauką. Nežinau, gal jis užmynė kur nors ir kas čia per situacija. Dar tokių kuriozų nebuvau mačius. Gerai, ir atsidaro portalą. Į tarakono egzistavimo plotmę ir siela išeina į portalą. Išbėgo jisai. Uždarom, atspaduojam, panaikinam. Atlikta. Nu, matai. Tiesiog, kai praskanavom, atrodo švaru, paskui žiūriu, tai kažkokie du išlindė. Ir tokios sielos blaškosi. Gyvos būtybės. Gerai. Pereinam tada į negatyvių trukdančių gyvenimui, likimui ir fiziniai bei energetiniai sveikatai egregorų dažnį. Jei tokių yra, jie tampa matomi. Matau du egregorų. Du egregorius. Klausiam, ar Vaidas subtilioji kopija pasirengusi juos numesti. Jisai žiūri tos egregorus. Skaito informaciją. Taip, jisai pasirengęs. Atidarom portalą į galaktikos brandulį ir numetam visus negatyvius egregorus ir energijas. 1, 2, 3. Numetė. Uždarom, atspaduojam, panaikinam. Atlikta. Ir kai suskaičiuosiu iki 3, išeina lervų fantomai ir pakimba 1, 2, 3. Yra? Ir po lervų fantomais atsidaro portalas į galaktikos brandulį ir fantomai iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. 1, 2, 3. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta.
Gerai, energiją žyvo tada patikrinsim dar. Ir iš Vaido subtiliosios kopijos pilvo 2 pirštai žemiau bambus pradeda tekėti subtiliai. Jeigu kažkurioje vietoje liko negatyvioji energija, tai ši energija pasireikš tamsių dėmių pavidalu. 1, 2, 3 teka šviesi balta rezervinė energija. Išliejo visą fantomą ir ties, kur instrukcija buvo standartiškai tenai. Mm, Tokios kaip ertmės, ne kiek ta negatyvi energija, tiesiog ertmės tokios pilkos likusios. Gerai, atsidaro portalas, sukurys prieš laikrodžio rodiklį į galaktikos brandulį ir paimk aukštų vibracijų instrumentą Vaido Bilokės likusių negatyvių energijų vibracijų pašalinimai. Kimbom į darbą, išvalom visas likusias negatyvias energijas, jei jų liko, prieik prie Vaido ir su aukštų vibracijų įrankiu praeik nuo viršugalvio iki kojų, pirštų, nugarą, krūtinę, pažastis, visos likusios negatyvios energijos pilnai ištraukiamas. Atlikta. Puiku, ir utilizuoja kartu su instrumentu, išmeti į portalą, sukuri. Instrumentas kartu su negatyvia energija iškeliauja perdirbimui į pirminę energiją. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, su kontraktais išsiaiškinom. Skaitysim manifestą. Ar Vaido subtilioji kopija pasirengusi perskaityti manifestą? Taip, jis pasirengęs. Gerai, dabar aš balsu skaitysiu manifestą, o jo subtilioji kopija laikartoja paskui mane. Aš prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą ir išreiškiu savo sielos ir asmenybės valią. Mano ketinimo ir valios galia tebūna taip, o taip ir yra. Perskaitėm. Perskait. O dabar prašau pajung subtilę kopiją prie aukštų vibracijų šviesios energijos šaltinio, kurią Vaidas gauna miego metu. Užklaus Biloko, kiek energijos reikia Vaidui ir kokio dažnio vibracijos maksimaliai komfortiškos šiuo metu Bilokui, jo pilnam atstatymui ir korekcijai. 326 ir 25. Ir kai suskaičiuosiu iki 3, į Vaido Biloko pradeda tekėti 7 aukštų vibracijų srautai po 326% kiekviename. 1, 2, 3. Visi srautai teka, srauto galės sustiprėja. Atlikta. Ir pakelk vibracijų dažnį iki būtinos reikšmės 25 Hz. 1, 2, 3. Vibracijos kyla. Atlikta. Sinchronizuojasi energijos vibracijos, harmonizuojasi, pasiskirsti ir įsisavina efektyviausiu būdu. 1, 2, 3. Gerai, pastatysiu Merkabos apsaugą, sukuriam apsauginį apvalkalą, pajung Vaido subtilę kopiją prie Merkabos laukų šaltinių žemės ir kosmoso energijos struktūrizavimui ir apsauginio karkaso sukūrimui. Jo Bilauke 1, 2, 3 vyksta procesas. Susiformavo Merkaba. Aktyvuoju Merkabą Vaido Bilauke. Sinchronizuoju, harmonizuoju visas energijas Bilauke 1, 2, 3. Energijos pasiskirsto į visas čakras ir spalvas. Atlikta. Vaido subtilioji kopija prisimena patį laimingiausią momentą savo gyvenime ir parodo mums skaitinio reikšmę hercais. 605. Pakelk Vaido subtiliosios kopijos emocinės būklės lygį iki skaitinės reikšmės 605 Hz. Atlikta. Sinchronizuojasi energijos vibracijos ir harmonizuojasi, pasiskirsto ir įsisavina pačiu efektyviausiu būdu. 1, 2, 3. Atlikta. Ir klausiam Vaido, kaip jis jaučiasi. Nuostabiai. Nuostabiai. Jis tai žiūri savo energijas. Jisai visas nustebė. Grąžinsim Vaido subtilę kopiją į sistemą biorobotas siela. Įvedam, pajungiam ją prie kiekvieno vidinių organų, kiekvienos ląstelės, galvos smegenų vingio. Vyksta pilna 100% energijų ir vibracijų sinchronizacija, harmonizacija tarp fizinio kūno ir energetinių subtilių kūnų. Atlikta. Ir atsijunk nuo objektų ir persikelk į diagnostikos kambarį. 1, 2, 3. Aš vietoj.